Esu nepakankamas. Aš jaučiu nuolatinę įtampą, aš negaliu miegoti. Turiu šeimoje problemų, kurios atsiliepia man darbo kokybei ir santykių su kolegomis. Nesutariu su vadovu, nerandam bendrų taškų. Komandoje aš nežinau, kur pasidėti. Nesugebėjimas su savo vidiniu aš susidraugauti. Pokalbio tikslas yra būti išgirstam ir pamatytam ir suprasti, kad nesu vienas. Padėti žmogui atrasti, galbūt išgirsti save, pabūnu jam veidrodžiu. Galiu būti tik tai kaip žibintuvėlis. Apšviest kažką, kas dar neapšviesta, paryškint, kad žmogus pats pamatytų. Klausyti, dar kartą klausyti. Leidžiu tiesiog žmogui būti, galiu šiek tiek jį pakreipti, paklausti, kaip jis jaučiasi, kokiu jisai sprendimų galbūt pats galėtų savo pasiūlyti. Mes nedaliname patarimų, mes jų neperšame. Gal kartais yra intencija, kad ateis Ilona ir atneš mums sprendimą, bet ne. Visi atsakymai vis tiek yra pačiam žmogui. Tiesiog pakanka užduoti gerą klausimą, tai žmogus ras geriausią savo atsakymą. Ačiū, kad tu mane išgirdai, kad leidai būti išgirstam, kad balsu išsakyta problema ir tapo nebe tokia didžiulė, kokią aš įsivaizdavau. Žmogus nustemba, kiek jisai pats atsiveria. Tylos pauzė, matosi žmogus mąsto, kad tikrai palietėm tą vietą ir kad pats nustemba ir pats rado atsakymą į savo klausimą. Tai yra mano širdies kelias. Jau daug metų aš ėjau į save, į savo širdį, atrasti save, meilę savo, pamatyti save. Ir dabar aš galiu jau eiti į kitą, iš širdies į širdį. Nors ir skausmingos situacijos, bet jos tau pačiam leidžia augti, tobulėti ir suprasti, kad kartais mes esam tik tai žmonės. Gerovės mentorių projektas tai yra man pridėti sparnai. Tai yra įprasmintas mano buvimas 120%. Mintis vien, kad tu gali padėti kitam, man tai yra tai, dėl ko aš darau ir aš labai augu pati. Į gerovės mentorius atėjau su ta mintimi, kad kuo daugiau patraukti vyrų, kad ateitų į tuos pokalbius ir nebijotų atsiverti, išlieti savo jausmus, pakalbėti. Tai nėra jūsų silpnumas, tai jūsų stiprybė. Ateik į pokalbį, į atvirą pokalbį, jeigu tau jo reikia. Mes tavęs laukiam.